Taip ir žinojau, kad vakar būnant girtam nereikėjo man keisti slaptažodžio. Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia nulaužti savo Windows slaptažodį. Mes naudosime Hiren's Boot CD. Jį galime įsirašyti į kompaktinį diską arba į USB laikmeną. Jį parsisiųsti galima iš Hiren's Boot CD svetainės. Linką į tą svetainę aš jums paliksiu žemiau šio video aprašyme. Taigi, ką mums reikia padaryti? Tai įsirašyti kompaktinį diską su Hiren's Boot CD iš ISO failo, arba jeigu norite, galima susikurti būtinį USB. Taigi, įdedame į kompiuterį kompaktinį diską, šiuo atveju aš naudosiu, perkraunam kompiuterį. Ir šiame lange mums reikia pasirinkti mini Windows XP. Spaudžiame Enter. Galime pasirinkti su aukštyn žemyn rodyklėmis, taigi Enter. Ir dabar užsikraus seni geri XP Windowsai. Dabar mes pasileidžiame HBCD meniu. Einame į Programs. Passwords and Keys. Windows Login. Ir NTP Vedit. Dabar šiame lange mums reikia įrašyti, kuriame diske yra Windowsai. C diskas nėra mūsų tikrasis diskas, kurio mums reikia. Einame į My Computer. Ir mūsų operacinės sistemos diskas yra D tikriausiai. Taip, matome visi mūsų Windows failai. Ir mes norime nulaužti būtent operacinės sistemos, kuri yra D diske slaptažodį. Taip, tai išjungiame šį langą ir mums reikia tiesiog pakeisti iš C į D raidę. Spaudžiame Reopen ir dabar matome visus tos operacinės sistemos vartotojus ir mums reikia nusihakinti savo slaptažodį. Taigi mano vartotojų vardas yra Klauskit.lt. Tiesiog spaudžiame pažymime jį ir spaudžiame Change Password. Įvedame naują slaptažodį. Šį kartą jį kur nors užsirašykite iš karto. Spaudžiame OK. Save Changes. Exit. Viskas, mūsų slaptažodis yra pakeistas. Pažiūrėkime, ar jis veikia. Išimkite kompaktinį diską arba ištraukite USB laikmeną ir perkrauname šį kompiuterį. Na ir pažiūrėkime, ar mūsų naujas slaptažodis suveiks šį kartą. Štai matome, viskas puikiai suveikė. Jeigu iš pirmo karto kas nors nepavyko, bandykite dar kartą. Ši programa veikia ant visų Windows, kaip matome, jinai puikiai suveikė ant Windows 8. Jeigu neišeina pasikeisti slaptažodžio, pabandykite keletą skirtingų žodžių ir tikrai ši programa turėtų jums padėti vėl prisijungti prie savo Windows paskyros. Šiai pamokai štai tiek, jeigu patiko, paspauskite like ir nepamirškite prenumeruoti. Iki.